Idiotė, va, idiotė. Ne, nu eina, šitą į galvą linguoja. Eina šik, iš kur? Iš kur idiotai tie žmonės? Atrodo, kad pikatės 6 gyvybės ar 9 turėtų. Eina, na. Ne, čia kažkai dar jinai man galvą linguoja. Košmaras, košmaras. Ant kiek? Nesuvokiu, nesuvokiu. Gerai, все, spokojniai. Ką, leisim biškį autobusui prasivažiuoti į priekį, kad veidrodžių mane nuneštų. Autobusas sugedusi partempė. Reik duoti biškį vietos, nes šiam posūkiui plačiau biškį išsieis. Čia per Javalašas. Pas mane 396, 5 centimetrų. Opa, o kas čia dar stovi? Kas čia konkuruojanti firma? Senus daiktus perkam, naujus vagiam. Давай, prasivaikščiai. Nu, čia esu buvęs kokius gal 3 kartus. Nu, blemba, čia mašinų kiek pristatyta. Nu, gerai. Ant 3 assessmento parašyta, kad turi ateiti, palydėti ir pažiūrėti, kaip apsisuksi. Čia, man atrodo, į tą blieką atsitrenks stogas biškį mano šaldytuvo. Atsitrenkė. Eik tu mačiu, kas čia dedas. Čia yra šakis. It's terrible, yeah? Yeah, but eina savo. Čia irgi va, menedžmento klaida. Į tokias parduotuvės ryte turi atvažiuoti 6 ryto, kad kol nėra nei mašinų, nei žmonių. Čia aš ryte, kai atvažiuodavau, čia tuščia būdavo. Dabar eina savo, čia bus reikalų dabar.
turės apsisukti, nu ką darys, ir neišvažiuos. Man toks jausmas, kad čia reiktų arčiau biškį. Vamzdžių čia pilna. Pavano man neįsitrenkt svarbiausia. Ir ten kokios kondiškės nenumušti su vamzdžiais. Kaip toliau? Aš toliau neišsuksiu vis tiek. Iš kokių 5 kartų gal ir išsuksiu. Ką iš čia vyrukė atvažiavo, atduoda vaizdų. Dabar man reikia dar tiesintis, nes su subinė nunešiu vamzdžius kitaip. Kolindai numato, apsisukinėja mašiną. Ne, blėt, atvažiavo, taigi palauk tam 10 metrų toliau. Alright, thank you. Išvažiuosim, bet kokiu atveju. Čia šuniuką palauksiu, išlipsiu. Nu ką, kolega išvažiuoja. Ach, jisai dar ir su trumpu sunkvežimiuku, nu. Matai, koks jis būdras. Nu, o šitokį ilgiausią gargarą turiu varinėti, bliam, aš sakau. Čia kažkas ne to. Jisgi su trumputuku tokiu važinėjasi savo.
čia visi žmonės kaip žmonės su vanais važinėjais, o mes su tokiais gargarais. Nu. Stumia menedžeris vežimėlį ir kriaukštmanį lempą. Veikia, neveikia, nu. Reiks į servisą važiuoti, bereikalingai dar. Tai išjungiam. Einam žiūrėti. Veikia, neveikia. Posūkis veikia svarbiausia. Šis stabdžių lemputė, kaži. Nu va, blemba. Viena lemputė neveikia. Stabdžių neveikia, o čia visai blogai. Šūdas, nu. Gal veiks. Šmikis irgi blemba neatsargus. Tiek to, ką darysi. Pasiskaičiuosiu laiką, jeigu užtenka laiko, varuoju bazę. Penktadienis. Nėra ką čia atimti. Ta, ką mes turim. 12:30, man breikas reikėtų ne vėliau 2 daryti. 2 valandas. Dar kažkiek turiu laukimo laiko. Tai 1,5 valandos plus laukimo, kiek aš turiu 2 valandas. O jei, 3,5 valandas. Easy peasy, grįžtu kaip jaunas kūdikėlis be problemų. Nu, čia вопросas. O, tų žodžių. Vėl draugelis stovi. Jo, papa. Ką su tavim daryti šiandieną? Atvažiavau stovėjai, dabar jau tu man čia stovi. Variantas. Aš tavęs neapsuksiu, bet man reikia užsimest daugiau, bet kokiu atveju. Nėra jo. Dar gražiau. Ne, nu kas per vairuotojas? Paima, numeta mašiną vidurį. Eina savo. Pastatyk kažkur biškį šoną, nu. Nu, lauksim. Aš jau čia tikrai nemanevruosiu aplinkui kampais, čia nepralysiu, net kaip normalus žmogus. Su fetrinė skrybelė vyrutis. Irgi neišsisuksiu. Iškėt buliuką paduosiu.
nerimtas važiuotojas šitas va, su to skipu kažkoks. Keistuolis angliokas. Matomai gal nelabai seniai dirba arba vapšė atsipūtęs. Natūra tokia gali būti irgi.